kad kažkokiu išgelbėtojo ant sofos sėdėti, nieko nedaryti. Na, mėlyje, jeigu jūs su tokiu nusistatymu ateinat, tai jūs geriau uždarykit šitą langą ir pamirškit iš vis šitą varlę ir šitas laidas, nes jos yra skirtos ne jums. Jūs nesiteikėt matyti, jūs nesiteikėt gilintis, jūs tiesiog emociškai reaguojate ir kalbate beleką, kad tik kalbėti. Nepykit už tokius žodžius, bet dėja taip yra. Na, o šiandieną važiuojam su iš tikrųjų labai daug naujienų, labai daug turiu ir iš tikrųjų buvo dar daugiau, bet na visko parodyti neįmanoma. Pabandysiu kiek įmanoma glaučiau ir greičiau, bet nusiteikit, laida bus netrumpa, nes iš tiesų gan sudėtingos temos ir reikia pateikti tą, ką reikia pateikti. Tam reikia šiek tiek laiko. Taigi, važiuojam. Nuo minties pradėsiu, kaip visuomet, vajato minti šį kartą. Po prabudimo ir šiek tiek daugiau susivokimo. Jūs išvystote šeštąjį pojūtį jausti modelius, akivaizdų bullshitą ir tikimybės. Ypač jeigu jūs turite smegenis, kurios yra linkusios link tokių dalykų pačiai pradžiai. Na, tiesiog sugebat mąstyti tą linkme. Toliau kalba eina apie žudynės. Šitos dažnos žudynės grupių atsitiktinų nekaltų žmonių paprasčiausiai nėra įmanomos. Žmonės Jungtinėse valstijose, jeigu jie išties atsidurtų tokiam taške, kur jie norėtų žudyti grupės žmonių, tūkstančius kartų daugiau tikėtina, kad jie žudytų grupę žmonių, kurie yra jų pojūčiais ar jų nuomonėmis reiškia įsivėlę į neteisybę prieš juos arba žmonės, kurie jiems rūpi ir jos žino. Jeigu šitie atsitiktiniai masiniai žudymai būtų legitimus, būtų žymiai 1000 kartų daugiau žudynių ir bombardavimų politikų, įmonių vadovų, bosų susitikimuose, tokių, kaip sakant, nevykusių daktarų, kurie pridirba nesąmonių, bažnyčių, kurios veliasi į vaikų tvirkinimą, policijos departamentų ir taip toliau. Atsitiktinių žmonių žudynės mokyklose, kinoteatruose, restoranuose, kaip po tokiuose, būtų virtualiai net neegzistuojantis palyginus su tais skaičiais, kurie iš tikrųjų tada būtų. Tačiau jeigu CŽV orkestruoja įvykius tam, kad gąsdinti žmonės, kad patikėti, kad jie nėra saugus ir kad policijos valstybės plėtra ir palaikymas karinių invazijų yra reikalingas tam, kad išlaikyti juos saugiais, kągi, tada mes iš ties matome, ką iš tikrųjų ir turėtume matyti. Na, aš tokią įžangą ganėtinai aštrą parinkau nebereikalo dėl to, kad ši laida ir parodys, reiškia, visą šitą marazmą baisų šlykštų košmarą, kuris yra užsuktas, reiškia, vien tam, kad užslėpti tam tikrus dalykus, pradedant Epštyno sąrašais, baigiant, reiškia, ekonomikos reikalais, baigiant viskom kitkom. Kągi, važiuojam su naujienom. Pradžiai tokios padrikesnės. Pavyzdžiui, Elonas Muskas šį kartą sudalyvavo vienoje iš konferencijų dirbtinio intelekto ir įvardino dirbtinį intelektą kaip vieną iš didžiausių grėsmių žmonijai. Ši konferencija vyko Bletchley parke, samite, reiškia, ir jisai įvardino būtent problemą, įvardino, kad dirbtinis intelektas egzistencinę grėsmę kelia žmonėms, kurie bus pergudrauti mašinų, reiškia, pačiai pradžiai. Šitam buvo įvairiausių, kaip sakant, įvairiausių kalbų, įvairiausių susitikimų, šitam dalyvavo užsienio valstybės ir šitas dalykas tęsiasi ir jisai toliau tęsiasi. Reiškia, ir Elonas Muskas būtent įvardina vienintelis pasaulyje šiuo metu taip aštriai, reiškia, kad mes turime pirmą kartą situaciją, kur mes turėsime kažką, kas bus kur kas protingesnis negu pats protingiausias žmogus. Ir jis yra teisus, nes skaičiavimo galimybės pas dirbtinį intelektą ir galimybių, tai yra tikimybių nustatymo galimybės, scenarijų nustatymo, numatymo galimybės, yra kur kas platesnės negu pas žmogų, tą reikia suprasti, nes kompiuteriukas šiek tiek greičiau, taip švelniai pasakius, sukasi. Mes nesame greitesni arba stipresni negu kitos būtybės, tačiau mes esame protingesni. Ir štai yra pirmas kartas iš tikrųjų žmonijos istorijoje, kai kažkas bus kur kas žymiai protingesnis negu mūsų, jisai pasakė. Kinija taip pat tame dalyvauja, kaip bebūtų keista, reiškia. Ir kitos šalis tame dalyvauja ir jau pradeda po truputėlį girdėtis kalbas apie tai, kad reikia įstatymų reguliuoti dirbtinį intelektą. Ir taip toliau, ir taip toliau.
O iš kitos pusės paėmus tam tikros jėgos pasaulyje, matot, kaip siekia pajungti dirbtinį intelektą tam, kad reguliuoti mus, tai yra leisti mums įstatymus, leisti mums taisyklės. Štai tokioje mes dabar sankryžoje atsidūrėm, kaip sakant, kryžkeliai teisingiau. Atsidūrėm su dirbtiniu intelektu kaip žmonėje, kaip su savo kūriniu, kaip sakant. Na, čia tokia įžanga, sakau, kelias tokias naujienos apie Eloną Muską. Prieš tai, pamenat, visai nesenai, kaip sakant, buvo pasiūlęs Elonas Muskas pasikeisti Wikipedijai pavadinimą į Dikipediją. Į Pimpopediją lietuviškai būtų. Tai štai dabar Babylon Bee, reiškia, parašė, žinoma, ironišką, satyrinį straipsnį, reiškia apie tai, kad Elonas Muskas pasiūlė Markui Zuckerbergui 1 milijardą, jeigu jis pakeis savo vardą iš Facebooko į Faceboobą arba Veidapapis lietuviškai išsiverstų. Na, tiesiog aš pažodžiu verčiu pagal žargoną, tai taip ir būtų, reiškia, Elonas Muskas į tai atsako, tai iš tikrųjų būtų žymiai geresnis vardas. Trolina jisai juos visus ir tiek, ta prasme, tai šitas žmogelis reiškiasi dabar visiškai nevaikiškai, tai ką jis daro, tai labai smagu žiūrėti šono. Bet šiandien apie jį bus iš tiesų nedaug. Išskyrus tai, kad, reiškia, jisai sudalyvavo interviu su Roganu, su Joe Roganu, vienas iš žinomiausių podcastų vedėjų, reiškia, pasaulyje. Ir jis 2 valandų intervas, verta pažiūrėti, jeigu nematėt, būtinai susipažinkit, įdomiam temam kalba, greitai perklausiau, na, neblogas intervas, verta to, iš tikrųjų sprogstamas, galima netgi pavadinti intervą šitą, turint omeny, kad čia sėdi prieš jūs, reiškia, ir kalba, tai ką jūs dabar matote, na, nekalba, aš dabar kalbu, ką jūs matot nuotrauką, sėdi žmogus, kuris yra Pentagono top, reiškia, kontraktorius, tai yra erdvės pajėgų kontraktorius su Starlinku, su visa ryšio komunikacijų, skaitykit, įranga atskirta nuo senųjų įrangų, kurias valdo Deep State'as. Ir visa kita, tai yra, na, ne šiaip savo kažkoks pieška, ar ne, kurio niekas žodis nieko nereiškia. Elonas Muskas čia vienas ištrauka iš to, reiškia, intervo, kuris jisai pasakė apie aplinkosaugą. Jis pareiškė, kad aplinkosaugos judėjimas nuėjo per toli. Jeigu jūs priimsite environmentalizmą, tai yra aplinkosaugizmas į lietuvių kalbą išverčius pažodžiui, iki ekstremalumo, jūs pradėsite matyti žmoniją kaip užkratą ant žemės paviršiaus, tarsi kokį pelėsį ar kažką. Tačiau tai yra visiškai netikra. Žemė galėtų talpinti galimai 10 kartų dabartinės civilizacijos dydžio. Jūs galėtumėte, reiškia, 10 kartų didesnę populiaciją turėti be atogražų miškų naikinimo, jis pasakė. Čia viena iš ištraukų iš tokių, kas visiškai prieštarauja oficialiam naratyvui ir tą, ką jisai kalbėjo pas, reiškia, Joe Roganą. Tai dabar įsivaizduokit, jisai gali sau leisti, būdamas oficialus, reiškia, na, žinomas žmogus, kurio klauso milijonai, jeigu ne milijardai. Jis gali sau leisti kalbėti tokius dalykus. Ir jam nieko už tai nėra. Tai vadinasi, jis turi tikrą apsaugą nuo tų pačių turbūt baltųjų kepurių, kad ir kaip tai kai kam juokingai skambėtų. Tai yra faktas. Kad egzistuoja tokios jėgos, tokie žmonės, kurie taip pasivadinė. Ir turbūt akivaizdu, kad jos saugo šitos jėgos ir šį žmogų, kaip labai svarbu žmogų, nes jis gali sau leisti atakuoti visokius tokius dalykus. Na ir čia tiesiog toks reklamėlė tokia buvo išdėta visai nesenai, 27 spalio, apie numatomą naują Elono Musko Xo finansinės sistemos kortelę, kur bus galima ir taupyti pinigus, ir paskolas imti, debitinės kortelės, reiškia prekiauti, bus galima gauti siūst pinigus, kriptovaliutom prekiauti, vertybiniais popieriais, bankininkystė ir visa kita. Na, bus įdomu. Centrinis bankas užsuko savo, reiškia, bando dabar užkurti CBDC, kurį beje Jungtinių valstijų parlamentas, jeigu pamenat, užbanino visai nesenai. Jungtinėse valstijose nebus jokio CBDC. Jeigu ten dabar yra jisai bandomas, jis yra bandomas nelegaliai ir jis niekada nepataps privačių žmonių, reiškia, gyvų žmonių pinigais. Tai Elonas Muskas, reiškia, siūlo šitą alternatyvą. Bus labai įdomu pažiūrėti, ką jisai čia sukurs. Ne faktas, kad čia jais pulsim visi naudotis, bet bus įdomu pastebėti, kas vyks, kai jisai paleis šitą, nes patys suprantat, kad tai jau yra skersai kelio, kaip sakant, tam tikroms didelėms jėgoms šio pasaulio. Na, bet bus kaip bus, laikas parodys.
O tuo tarpu Džonas Keris, kuris yra bidono klimato caras, pareikalavo, kad Jungtinių valstijų piliečiai mokėtų klimato reparacijas pasaulio ekonomikos forumui, tam, kad šis išskirstytų šitus pinigėlius visam pasauliui. Tai vyko ne vakar, užvakar. Užvakar tokios kalbos sklendė, reiškia. Jisai ką? Jisai prastuminėja milijardus Jungtinių valstijų mokesčių mokėtų pinigų, kad būtų visą tai pumpuotai globalistinės schemas, tariamai išsaugoti planetą dėl globalinio atšilimo ir kompensuoti skurdesniems nacijoms už jų praradimus. Kitaip sakant, ta reparacijų tema labai gerai skamba. Juodaodžiams pasiūlė, iškart šaunus susiskaldimas gavos per visą jam Jungtinės valstijas, reiškia, kur tokie silpnesnių proto juodaodžiai, kurie truputėlį nesuvokia, kaip jais yra manipuliuojama ir naudojamasi, aišku, puolė reparacijas sveikinti ir jų reikalauti, o kita pusė, aišku, suprato, kad čia yra rasistiniai žaidimai ir kad čia yra skaldimas ir šitą dalyką konkrečiai ir, kaip sakant, išpeikė, kaip sakant, iškritikavo juodaodžiai tie patys. Tai yra lygiai toks pat žaidimas dabar daromas tarptautinė erdvėj su reparacijomis už klimato kaitos, reiškia, padarinius. Tai siūloma mokėti kitoms šalims, reiškia, iš pasiturinčių šalių. Būkit be baimės, Lietuva yra iš pasiturinčių šalių, kai kurių žiūrint šalių akimis. Ir mes lygiai taip pat pataptumėm skoloj, ir jeigu tai būtų pripažinta, ir jeigu tai tektų mokėti tokias reparacijas, reiškia. Nes, mes esame Europos dalis. Norim mes to ar nenorim. Žodžiu, marazmas klesti, pinigų labai reikia, kažkaip juos plauti reikia, kažkaip tai VEPO veiklą išlaikyti reikia, kažkaip didį perkrovimą reikia vykdyti. Ir todėl šitokie tarakonai, kaip teisingiau Džonas Keris, reiškia, yra siunčiami atlikinėti štai tokį marazmatinį darbą. O tuo tarpu aukščiausi pasaulio mokslininkai, klimato mokslininkai pasakė, jiems buvo liepta uždengti šitą faktą, kad Žemės temperatūra nekilo per pastarosius 15 metų. Jeigu ką, čia yra 2013 metų rugsėjo 19 dienos straipsnis, tai yra 10 su viršų metų, kai tai viskas yra jau aišku, įsivaizduokit, reiškia. Aš esu rodęs šitą ne vieną kartą, bet 10 su viršų metų, kai viskas aišku, kad jokios klimato kaitos nėra ir čia visa tai buvo feikas ir čia mes dabar matom dirbtinius gaisrus ir dirbtinius visą kitą, kas čia dabar vyksta su mūsų žemelė, reiškia, ką jie čia bando išsibuoti. Bet, reiškia, tai ir vis tiek feikina ir vis tiek po šiai dienai šitas marazmas tęsiasi ir nežiūrinti nieką ir, kaip sakant, kiaulės akis įsistatom ir važiuojam toliau. Tuo tarpu Bilas Geitsas nori, kad visiems kūdikiams būtų jau priskiriami iš karto gimusiems skaitmeninė ID. Kalba eina apie Afrikos, Kenijos vyriausybę ir valstybę.